Jaunimo įdarbinimo ir ne tik įdarbinimo, o jaunimo sugrąžinimo į Lietuvą klausimai yra be galo svarbus Lietuvai ir mūsų visai šalies ateičiai. Ir šita programa viena iš tų, kurios ir paskatina jaunimą įsitraukti į Lietuvos gyvenimą, pajusti būtinybę kurti Lietuvą ir prisimti atsakomybę už Lietuvos ateitį. Kurk Lietuvai programa yra reikalinga Lietuvai dėl to, kad tai yra vienintelė programa, kuri leidžia užsienyje gyvenantiem lietuviam atvažiuoti į Lietuvą, neaplankyti giminių, o kurti ir padėti Lietuvai. Panaudoti savo žinias, kurie įgavo užsienyje ir panaudoti jį ne kažkur, ne privačiam versle, bet būtent viešajame, kuriame tos pagalbos daugiausiai reikia. Tai yra labai įdomi programa. Visiškai kitokia negu buvusios įvairios strategijos. Nes šioje programoje dalyvauja jauni žmonės, turintys įvairios patirties, grįžę iš užsienio, matę pasaulio, kūrybingi, įdomus, galintys kažką pasiūlyti. Todėl ši programa išties labai reikalinga ir aš manau, kad reikalinga ne vien tik valstybės lygmeniu, bet labai reikalinga ir savivaldos lygmeniu. Tos idėjos, kurias jauni žmonės bando čia įgyvendinti, tai jos yra labai reikalingos ir svarbios, pirmiausia, didinant valstybės konkurencingumą, gerinant privataus ir viešojo sektoriaus valdymą. Taip pat, aš manau, yra labai svarbu, kad tas jaunimas yra įtrauktas į įvairiausius dialogus. Programa Kurk Lietuvai yra reikalinga mūsų šaliai dėl to, kad pamatytų jaunas žmogus, kaip veikia valstybinis sektorius ir įneštų pokyčių į valstybinį sektorių. Ir toks valstybės rūpestis savo būsimųjų lyderių ugdymu, mano įsitikinimu, yra tai, ko šiandien Lietuvai labai reikia. Kiekvienas jaunas lietuvis gali pasirinkti dirbti kur tik tais nori. New York'e, Londone ar Šanchajui. Manau, kad Lietuva išsiskiria tuo, kad turi programą Kurk Lietuvai ir sugeba tokius žmonės pritraukti ne tik į Lietuvą, bet ir viešąjį sektorių. I think we've been talking a lot about reversing the brain drain in Lithuania, and this is a really good concrete example of bringing people back into Lithuania. Fantastic project. Tikiuosi, kad ta dalis žmonių įsilies ir į valstybinį sektorių, o šiandien naujo mąstymo, naujų idėjų, veržlių idėjų labai valstybiniam sektoriui trūksta. Ta prasme, tikrai atgaivina atmosferą ministerijoje ir manau, kad tai yra tikras indėlis į Lietuvos ateitį. Pirmiausia, jie atneša naudą, kad jie labai drąsiai, pirmiausia, ir laisvai pateikė savo išmintį. Bet kai kada tie pasiūlymai būna neišgirsti tam tikrame aukštesnėme lygyje, tai aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje jau įvyko tas lūžis. Ir man labai buvo malonu, kad aš tiesiog su jais atskirai susitikdavau ir pabendraudavau. Ir labai būdavo malonu išgirsti, kad jie turi labai daug pasiūlymų. Daug kas gali iš jų mokytis. Moka puikiai dirbti, labai gerai organizuoti. Ir kas yra svarbu, jų akis dega, jie nori padaryti. Jie labai tikslo siekiantys žmonės. Jaunimas, kuris dalyvauja programai Kurk Lietuvai, jisai yra dabartis ir jis jau rodo dabar, kaip reikėtų keisti valstybinių institucijų mąstymą, tam tikrų problemų sprendimo būdus ir kaip valstybinės institucijos turėtų dirbti 21 amžiuje. Tai yra ta programa, kuri gali labai gerai pasitarnauti mūsų nacionalinės pažangos programos įgyvendinimui 2030. Jeigu tai bus sėkmingi projektai įgyvendinti, tą pajaus kiekvienas Lietuvos gyventojas. Mes siekiame valstybėje pačiu aukščiausių tarptautinių indeksų. Ir jeigu tokios programos nebus tokių žmonių, nerasime valstybinio finansavimo ar struktūrinių fondų finansavimo ir netęsime tos programos, manau, kad mes patys stabdysime tą procesą, kuris yra labai pažangus, labai reikalingas ir labai naujas. Būtina tęsti tą programą, todėl kad tikrai įrodyta, kad jinai yra labai naudinga abiems pusėms. Ne visas šalis tai sugalvoja padaryti, o tai yra puikia priemonė pritraukti žmonės grįžti atgal. Aš niekada negalvojau, kad aš grįšiu atgal į Lietuvą. Kurk Lietuvai suteikia tą platformą saugiai, sėkmingai ir labai įdomiai grįžti į Lietuvą. Bet aš manau, kad jie dar didesnę naudą davė Lietuvai, negu kad jie gavo. Mano įsitikinimu, Lietuvos institucijom labai trūksta to šviežio požiūrio, vakarietiško požiūrio, vakarietiškų žinių. Ir todėl Kurk Lietuvai projektą ir pačią Kurk Lietuvai programą aš tikrai siūlyčiau labai stipriai išplėsti.
So in terms of the future of the Kurk Lietuvai program, I think it's been really valuable to date, really positive, and I would love to see it to continue. I'd love to be part of it again, and yeah, long may it continue. Todėl labai džiaugiuosi ir palaikau šią programą ir labai tikiuosi, kad vyriausybė ir toliau ją finansuos ir kad dar turėsime daug daugiau panašių programų, kur galėsime investuoti į kiekvieną jauną žmogų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, suteikti jam galimybės pažinti, padėti ir likti Lietuvoje. O svarbiausia, kurti kartu mūsų Lietuvą.